Naktinės žūklės metu būtinai turime apšviesti savo žvejybos vietą. Arba jei naktį praleidžiame palapinėje, mums tikrai reikės kokios nors lempos. Kažkokio šviesos šaltinio tikrai prireiks. Yra tūkstančiai alternatyvų. Dabar leiskite parodyti vieną iš mano naujų mėgstamiausių jums, kuri vadinasi Payback Come Gold. Tai labai praktiška, daugiafunkcė lempa. Išėmę iš dėžutės, pirmiausia rasite instrukciją lietuvių kalba. Čia yra įkrovimo laidas. Taip pat yra nuotolinio valdymo pultelis, nes šią lempą galima valdyti ir nuotoliniu pulteliu. Ir pagaliau galiu jums parodyti pačią lempą, kuri yra stilingame dėkle, taip apsaugant ją nuo išorinių pažeidimų transportavimo metu. Jau laikau šį grožį savo rankose, kuris išvaizda taip pat akivaizdžiai labai išskirtinis. Ir kai pamatysite jos šviesą, tikrai nustebsite. Lemputę galima įjungti mygtuku esančiu įrenginio apačioje arba nuotolinio valdymo pulteliu. Jos šviesa tikrai stipri. Beje, ji gali šviesti net 8 skirtingais režimais. Yra šaltai balta, šiltai balta, raudona, raudona mirksinti. Taigi tikrai galime rinktis pagal savo skonį tarp skirtingų šviesos stiprumų. Ir spalvinės temperatūros priklausomai nuo to, kokio stiprumo šviesos norime. Lempos įkrovos lygį rodo ši LED juostelė. Natūralu, kuo mažiau ledų šviečia, tuo mažiau liko energijos. Įkrovos likutis lempos viduje. Ja galima pritvirtinti naudojantis šiuo atlenkiamu auseliu. Pavyzdžiui, mano palapinėje yra kabliukas. Ant jo galiu tiesiog pakabinti. Štai taip gražiai. Galima naudoti ir kaip stalinę lempą, bet dar įdomiau tai, kad jos pagrindas yra magnetinis. Dėl to ją galima pritvirtinti prie bet kokio metalinio daikto. Tuo jau parodysiu. Virš palapinės stentos yra metalinė plokštė. Prilimpa iš karto ir netgi taip galime pritvirtinti lempą. Tai kokybiškai atrodanti, gražiai pagaminta lempa, net prisilietimas prie jos malonus, bet kas krenta į akis, kai paimi ją į rankas. Kad ji gerokai sunkesnė nei įprasta. O priežastis yra ta, kad joje yra didelės talpos akumuliatorius, kurio talpa siekia 9900 mach. Su juo galime įkrauti, pavyzdžiui, savo telefoną arba netgi ant manęs esančią prožektorių ant galvos. Ant jo yra 2 lizdai. Vienas yra Type-C. Dabar būtent į šį įkišau laidą. Kitas yra USB jungtis. Į kitą galą prijungsiu savo prožektorių ant galvos. Jo įėjimas taip pat yra C tipo. Kaip matyti, jau pradėjo mirksėti ir 4 LED. Taigi įkrovimas prasidėjo. Tai labai praktiškas ir naudingas įrenginys, nes turime tinkamą šviesos šaltinį ir tuo pačiu powerbanką.